Žinia, jog Naujosios uosto, Karklų ir Juliaus Janonio gatvių sankryžoje planuojamas įrengti transporto eismo žiedas neturėtų jūsų stebinti. Apie tai jau buvo skelbiama vietinėje ir šalies spaudoje. Kaip ir apie tai, jog šioje vietoje planuojami naujos gatvės tiesimo darbai, nors gatvė ta bus nauja tik de jure. De facto labiausiai užsispyrė automobilių vairuotojai. Senamiesčio pašonėje jau buvo išvažinėję šiokį tokį vieškelį per Gulbių gatvę nuo Naujosios uosto iki Švyturio ir Malūnininkų gatvių susikirtimo. Tačiau iš buvusio prekybos uosto kultūros ir sporto rūmų pastato, kuris paskutiniuosius savo gyvenimo metus buvo pašventęs naktiniams klubams ir naudotų baldų prekybai, planuojama įrengti naują prekybos centrą. Matyt, tai ir paskatino miesto valdžią imtis svarbių šios vietovės pokyčių. Po kokia prekybos galiūno vėliava numatyta statyti šį prekybos centrą, mes dėja nežinome, nors gandų sklando visokiausių. Tačiau neprisimdami pranašo vaidmens, tikimės, jog jūs komentaruose pasakysite daugiau. O gal turite nuomonę ir dėl pačio prekybos centro atsiradimo čia reikalingumo? Taip pat nepamirškite paspausti savo patiktukų po šiuo video, o šiai akimirkai persikeldami iš vaiduoklių virstančio pastato vaizdų. Dalinamės būsimo projekto vizualizaciją. Ir iki kitų kartų.